įsigijus malonumo fleksorių ir pradėkim pratimus, kaip naudoti fleksorių. Susideda programa iš 3 dalių. Pirmas, kalbėsim su energetika, nes mes siekiam ne tik sustiprinti vaginą, taip pat įjungti energetiką, kad jūsų orgazmai taptų galingesni ir galbūt patirtumėt G orgazmą, pilno kūno orgazmą. O tai yra energetiniai orgazmai. Reikia ir fizinio lygio. Antras bus tas fizinis lygis. Ir trečia, truputėlį padirbėsim apie supratimą, ar tavo raumenys yra įtempti, per daug įtempti ir galbūt reikia atpalaiduoti. Mums reikia ne tik mokėti juos sutraukti, bet mums reikia mokėti taip pat juos atpalaiduoti, kad pasiekti tos energetinius orgazmus, tai labai svarbus yra momentas. Taigi, pirmas, įsidėk į vidų malonumo fleksorių. Labai svarbu naudoti daug lubrikatorių. Ir tai turi būti pagrindas vandens, ne silikono. Kadangi tai yra pagamintas iš silikono, negalima naudoti silikono. Dezinfekuojam, imam lubrikatorių, įsikišam į vidų ir nepergin ištrauk labai lengva, nes yra skylutės. Įsidėk, sustabdyk šitą video ir sugrįžk atgal. Įsitaisyk patogiai, geriausia turbūt ant kėdės, meditacijos pozoj ir pradėsim dirbti su energetika. Pirmas, darysim kegelius. Energetinius kegelius. Jie, aišku, viduj judinsim savo raumenis, bet mes fokusuojamės ties energiją. Tai pompuosim skirtingais greičiais, ar sustojimais, ar pauzėm. Merk akis ir tiesiog klausykis manęs, nes nieko vizualiai, nieko nematysi šiai daliai. Turi jausti. Suspausk raumenis ir įsivaizduok, kad nuo klitorio galvutės keli mėlynę link bambos. Įsivaizduok, energetiškai tai pakeli. Ir nuleidži su įkvėpimu. Pakeli, sutrauki raumenis ir nuleidži. Pakeli ir nuleidži. Pakeli ir nuleidži. Ta mėlynė nuo klitorio keli, sutrauki raumenis link bambos ir paleidži. Pakeli ir nuleidi, pakeli ir nuleidi, pakeli ir nuleidi, 30 kartų, pakeli ir nuleidi, pakeli ir nuleidi, pakeli ir nuleidi, pakeli ir nuleidi, ir tai per 10 kartų. Kai kurios jau gali pradėti jausti energetikos, šiek tiek erotikos. Dabar ką darysi? Pakelsi ir sustosi ir laikysi sekundę. Ir tada nuleisi. Pakelsi, sustosi tame pakelime ir nuleisi. Pakelsi ir nuleisi. Pakelsi ir nuleisi. Pakelsi, sustosi ir nuleisi. Taip 30 kartų. Pakeliam, sustojam, leidžiam. 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 Pakeliam, sustojam. Dar 5 kartus. Sekantis darysim labai greitai. Kelsim, nuleisim, kelsim, nuleisim. Tai nefokusuokis, jeigu darysi tai neteisingai. Tiesiog stenkis tai padaryti labai energetiškai. Energetiškai mes norim suaktyvinti tavo energiją. Pakeli, nuleidi, pakeli, nuleidi, pakeli, nuleidi, pakeli, nuleidi, suspaudi, nuleidi, suspaudi, nuleidi, suspaudi, nuleidi. Ir taip minimum 30 kartų. Gali pradėti jausti daug kaifo, kažkokio suaktyvavimo, kraujotakos, šilumos. Tai visi yra labai geri pojūčiai. Kažką jausti labai gerai. Jeigu
Jeigu nieko nejauti, vadinasi, reikia tiesiog daugiau praktikos ir tikrai pajausi. Tiesiog išjausk savo kūną, subtilius pastebėjimus, tai yra dalis praktikos, kad pasiekti tos aukštus orgazmus nėra kažkokie mandrus fiziniai, pozos fizinius ar kažkas, tai yra jausti savo kūną. Tai po šitos dalies labai svarbu yra pastebėti, pajausti, kas vyksta tavo kūne. Nes kitą kartą tas pojūtis didės. Ten vyksta daug, mes tiesiog nejaučiam. Tai tiesiog praskenuok visą savo kūną nuo kojų iki galvos ir pajaus savo energetiką. Jeigu jauti šiek tiek šilumos ar bangos, leis tai bangai. Neužspausk, leis tai bangai augti ir natūraliai tiesiog jaus. Įkvėp giliai iš pilvo galo, iš nuo klitorio galvutės. 3 kartus. Ir sekantis pratimas, dar energetinį lygį, įsivaizduok, kad turi baltą perlą. Ir tą perlą uždedi ant klitorio galvutės ir jį kelsi per visą savo kūną. Kai pradėjau praktikuotis, keldavau link savo širdies, nes tai buvo labai aiškiai jausdavau skirtumą. Tu gali pasirinkti, jeigu nori į karūną kelti, ar nori kelti savo širdį. Iš pradžių, kai mokau moteris, kviečiu širdį, nes tada jaučiam, jau atsiveria širdis, emocijos. Kai atsiveria mūsų širdis, atsiveria mūsų vagina. Tai pati nuspręsk, bet šiai praktikai aš pakviesiu daryti kėlimą link širdies. Dabar tą energiją vizualizuok, kurią sukūrei, kur pajauti, kad ir kruopelytę mažą malonumą pajauti. Įsivaizduok, kaip jinai ten yra, leisk jai augti, įsivaizduok, kaip jinai didėja, stiprėja ir jinai simbolizuoja tą energiją pačiam perlę. Nes perlas yra tavo ta erotinė seksualinė energija ir ją keli iš nuo klitorio galvutės link savo širdies. Įsivaizduok, kaip ją keli. Su įkvėpimu, taip, perlas pakyla, nusileidžia, pakyla, nusileidžia. Jeigu natūraliai nori aukščiau kilti, kelk aukščiau, bet visualizuok pradžiai link širdies. Kvėpuok natūraliai ir kelk perlą nuo klitorio galvutės link širdies. Ir tai bent minimum 5 minutės šitokios meditacijos. Jeigu turi daugiau laiko ir jauti daugiau, daryk daugiau 7 minutės 10. Su šita vien praktika gali išeiti į orgazminę būseną. Ta, kurią kalba jogai, ta, kurią kalba tantrikai. Tai yra galinga patirtis, mokymas tos energijos kelti aukščiau, nes taip ją transformuojam į aukštesnę. Tu pakyli, tavo mintis tampa šviesesnė, tavo energija tampa šviesesnė ir taip atsiveriam kokybiškiem aukštiem orgazmam. Tai nėra tik apie lovą, tai yra taip pat apie tavo kokybę, apie tavo minčių, apie tavo gyvenimą. Tai šita praktika yra be galo svarbi. Taigi gavai pirmą žingsnį, tai įsidėti fleksorių, padaryti energetinius kegelius ir antrą meditaciją, tą energiją įvaldyti. Kai kalbu taip, mes turim ją įjungti, vienas žingsnis. Antras, mes turim ją įvaldyti. Tas įvaldymas iš pradžių truputėlį galbūt yra kaip katė, tamsiam maiše, sunku ją užčiuopti, bet jeigu darysi savaitę, 2, pamatysi skirtumą. Visos moteris, kurios daro, tikrai yra nuostabus nustebimai, atsiliepimai, sako, kūnų ir be jokio darimo, be jokios priežasties jaučiu kaifą kūnų. Ta energija vaikšto ir mes ją jaučiam.
Tai yra be galo nuostabi praktika ir daryk kasdien, turi įrankį, labai svarbu. Na, o dabar einam prie fizinio lygio pratimų. Kągi, toliau tęsiam fizinio lygio pratimus. Mes esam viduje įsikišusios malonumų fleksorių, naudojam daug lubrikanto ir darysim fizinio lygio pratimus, sustiprinti vaginos raumenis. Taigi atsigulk ir darysim apšilimą dubens raumenų. Ką mes čia darysim? Uždėk rankas ant pilvo ir įtempk vaginos dubens raumenis ir šiek tiek pakelk. Bet tai tas pakelimas labai subtilus, labai toks nežymus. Pakelk ir nuleisk. Neįtempk sėdmenų raumenų. Čia tik tais yra įtempimas tavo dubens raumens, vaginos raumenų. Ir jausi šiek tiek judesi, kaip išjudini visą dubenį. Tai labai padeda išlaisvinti labai daug energijos ir stebėk visus pojūčius tame subtiliame judesyje. Padaryk kokį 15 kartų. Tiesiog pakeli, įtempi, nuleidi. Įtempi, nuleidi. Tai vyksta labai subtiliam lygyje. Ir stebėk, kaip jaučiasi fleksorius tavo viduje. Sekantis pratimas darysim truputėlį kvėpavimo. Uždėk vieną ranką ant pilvo, kitą ranką uždėk ant krūtinės ir kvėpuok iš pilvo, įkvėpk iš krūtinės ir iškvėpk. Ir stebėk, kaip jaučiasi, kokia energija išjudino, kas pasikeitė tavo kūne. Ir tiesiog pakvėpuok taip kelis kartus. Iš pilvo tas pats įkvėpimas ir antras įkvėpimas iš krūtinės. Tai vadinasi jogik kvėpavimas. Iš pilvo ir dar įkvėpi iš krūtinės tuo pačiu kartu. Ir tiesiog pabūk toj energijai, pastebėk, kaip jautiesi. Labai svarbu stebėti pojūčius, kaip jautiesi fleksorius viduje. Galbūt iš pradžių nieko nejausi. Kai aš pradėjau naudoti, jaučiau mažiau, su laiku jausmas padidėjo. Sekančiam pratime išjudinsim visą stuburą ir dubens raumenis, truputėlį tempimo, atpalaidavimo pojūčių. Taigi ištempk nugarą labai aukštai, iš pečių ištempi ir po to išlenki nugarą. Gali išlenkti stipriau negu aš čia darau, tiesiog pažiūrėk, kiek tu gali tai to padaryti. Ir daryk lėtai, įsijausdama į pojūčius. Svarbiausia čia yra, kaip jaučiasi fleksorius tavo viduje. Ar jį gali jausti, ar aktyvuoja tavo kraujotaką, energetiką, pojūčius. Tiesiog iš lėto ištempk dubenį, nugarą. Sekantį pratimą darysim tiltelis. Taisyk ant nugaros ir pasiruoš kelti dubenį. Kas vyksta tuo momentu? Tai svarbus dalykas yra įtempimas tavo vaginos raumenų. Įtempiam. Čia nėra šiaip sau pakėliau ir nuleidau. Labai svarbus momentas įtempti vaginos dubens raumenis, ne užpakalį, bet įtempti vaginos raumenis. Tada mes turėsim rezultatų, nes turim viduje fleksorių ir labai svarbu yra jį aktyvuoti. Tai įtempiam ir stebim pojūčius. Kai įtempiam, ar jauti, kai atpalaiduoji, ar jauti kažką. Tai labai svarbu išmokti padaryti tą įtempimą, izoliuotą įtempimą vaginos raumenų. Ir padaryk kokį 15 kartų. Kai sustiprėsi, gali pakartoti dar vieną raundą. Sekantis pratimas tai yra antro lygio tiltelis, tiesiog įjungiantis skirtingai raumenis. Sudėsi kojas į drugelio formą ir kelsi dubens raumenis, kelsi dubenį, įtempdama vaginos dubens raumenis į viršų. Tai tiesiog pojūčiai bus kitokie. Šiam video matysi truputėlį iš kito kampo. Tiesiog fokusuokis įtempti dubens raumenis, vaginos raumenis, atpalaiduodama užpakalio raumenis. Pakeliam ir nuleidžiam ir tai padaryk kokį 15 kartų. Kai sustiprėsi, gali padaryti 2 raundus po 15 kartų. Sekantis pratimas, gali naudoti tą minkštą sporto kamuolėlį arba tiesiog nedidelę pagalvę. Aš neturiu pagalvės, tai aš tiesiog suvynioju dekį
Ir tiesiog sprausti tarp kojų ir suspausti vidinės šlaunis, taip pat suspausti savo vaginos raumenis. Jei turi šitą kamuoliuką, kuris toks pusiau minkštas, arba kitokį kamuoliuką, kurį gali spausti, tai tiesiog fokusuokis, kaip spaudi vidinius raumenis, šlaunis, vagina, dubens raumenis, spaudi su kelienais, spaudi tą kamuoliuką labai stipriai ir spaudi vidinius raumenis. Šiek tiek pakeli dubens raumenį, bet labai nedaug, subtiliai, visas yra fokusavimas į įtempimą tavo raumenų ir turėtum jausti, kad turi viduj fleksorių. Tai visas dėmesys į spaudimą, atpalaidavimą ir spaudimą. Vėlgi, kai sustiprėsi, pasiūlyčiau padaryti po 15 minimum kartų, po 2 raundus. Ir kai jau būsi stipresnė, net 30 kartų. Labai svarbu tai daryti kasdien. Na ir paskutinis pratimas tai yra tiesiog pritūpimai. Kas svarbu tame pratime daryti, tai yra atkišti, kodėl šonu rodau šitą pratimą, atkišti užpakalį kiek įmanoma, kuo toliau, kai eini į apačią, atsisėdi, stumk užpakalį kuo toliau, kad atsisėsk labai giliai. Labai svarbus yra tas momentas. Sugrįždama, kai matai, uždedu rankas, kad įtempiam, dubens raumenis pilvą įtempiam. Tai toks gaunasi, kaip atpalaiduojam, atsisėdant ir įtempiam atsistojus. Tai labai svarbus momentas yra. Padaryk kokį 15 kartų, po 2 kartus ir po to padidink skaičius. Tai pagražins ne tik tavo vaginą, bet taip pat ir tavo užpakaliuką. Ir dabar trečioji dalis, kada bandysim pajausti savo raumenis, kaip jie jaučiasi ištempti, kada neturi kontrolės, mažiau gali juos sutempti. Tai pabandyk išjausti, kaip jaučiasi. Gali uždėti alkūnės ir truputėlį patempti labiau. Ir pažiūrėti, koks atsakas fleksoriaus. Ar jį jauti? Ar raumenis visiškai atpalaiduoti. Tas orgazmas gilusis gimdos kaklelio ar pilno kūno, jis yra absoliučiai atpalaiduotas, be kontrolės, be stengimus ateina. Ar jauti malonumą be stengimus, ar jauti atsipalaidavimą savo vaginos raumenyse, kaip jaučiasi visas dubens dugnas. Ir dar kartą pabandyk atpalaiduoti vaginos raumenis. Ištempti, turi stebėjime save pagausti, ar jie įtempti, ar atpalaiduoti. Ir iš tikrųjų kursuose be savimasažo Jonį nelabai gali ir suprasti, jeigu neturi tos patirties, tai kviečiu būtinai išbandyti kursą Arga taško ar tantrinį orgazmiškumą, kur ten gausi visą tą, kaip sakant, pilną žingsnį, kaip išjausti savo vaginos raumenis, kaip save atvesti iki G taško ar pilno kūno ar gimdos kaklelio orgazmo. Bet su šita kasdienė praktika pradėsi suprasti, jausti, ar nėra tavo raumenys įtempti. Na ir paskutinis pratimas yra to atpalaidavimo būsenos šavasana. Pat šavasana bus kojos raudelio formos. Ir ką mes darysim? Atsipalaiduosim į tą būseną. Stebėsi, kaip jaučiasi raumenys, kokie pojūčiai kūne. Ar jautiesi saugi įsileisti malonumą į savo kūną. Taigi mes suaktyvavom energiją, suaktyvavom kraujotaką, fizinį lygį, dabar atsipalaiduojam ir stebim visus pojūčius. Labai svarbu šias praktikas daryti bent 3 kartus per savaitę
ir stebėti pojūčius. Jeigu nieko nejauti, tikrai jausi, jeigu tai darysi. Gali nejausti fleksoriaus, kaip minėjau iš pradžių, bet po kiek laiko tikrai tai pajausi. Taigi įsitaisok į šavasaną, drugelio formos. Jeigu tau nepatogu, reikia pagalbos kelienam, kad nereiktų kojų laikyti, prisidėk daug pagalvių. Ir tiesiog įsitaisyk kojas. Ir volia, tavo praktika baigta. Jeigu darysi, kaip sakiau, bent 3 kartus į savaitę, tikrai turėsi nuostabių rezultatų. Tavo termostatas malonumų tikrai padidės. Taigi linkiu daug nuostabių orgazmų. Jeigu iškilo klausimų, nori daugiau sužinoti, būtinai tiesiog parašyk man Facebook'e ir pasidalinti galbūt norėsi savo rezultatais, taip pat parašyk. Jeigu nori toliau keliauti, tai surezonavo, tai prisijunk į kursą Malonumo galia, kur yra visi baziniai mokymai arba 2 lygio, tantrinis orgazmiškumas. Na, o jeigu turi partnerį ir esi pasiruošusi eiti tą aukštesnį lygį, taip sakant, karališką malonumo lygį, tai tantriniai masažai kaip tik tas įrankis, kur abu su partneriu galite atrasti kartu vienas kito kūną, padėti. Įsivaizduok, kada partneris galėtų įvaldyti tavo malonumo taškus, vaginoje, kūne, taip pat padės tau išmokti savo kūną. Ir šios praktikos, kurios gavai, čia yra kaip kasdieninė duona. Linkiu sėkmės ir daug malonumų.